Na, vis negaliu atsigražėti šito grožio. Mažiuką šį kartą papuolė. Dar iš tikrųjų man šokas nepraėjo, žinau. Eikit savo. Auksas, auksas, vaikštų čia nais išvis. Per takelį tokį. Irgi čia, lindo ir čia, netikėtai. Sakau, nepasiduosiu, vaikščiosiu vis tiek, gal ką nors rasiu. Auksinė moneta. Na štai, aukselis mano. Labą dieną visiems. Iš parkelio šiandien. Senai jau čia buvau. Čia šitam parkelį esu radęs 5 auksinius žiedus kažkadaise. Ir vis grįžta šiandien. Daug nieko nerandu. Praeitą kartą čia buvau. Porą ramienų radau tokių nustipusių. Sidabrioką, 6 pensus. Nefilmavau. Ir karts nuo karto čia grįžtu, nes čia galiu visą laiką grįžti ir netoli namų. Čia turiu leidimą šitam parkelį. Atėjau, va, medis po medžiu. Po medžiu vaikščiau, radau 20 pensų. Ir toks signaliukas nelabai koks geras buvo, bet sakau, kastelsiu. Ir va, iššoko žiedutis. Radau, esu čia po šito medžiu radęs ir sidabrinį žiedą, o tenais prie saliuko esu ir radęs auksinį žiedą su moneta, bet sulūžusi. Kitą dieną buvau grįžęs, galvoju surasiu tą auksinę aukso gabaliuką, nulūžusi nuo žiedo ir radau dar vieną žiedą auksinį. Tai niekad nežinai, va. Na, čia nais turbūt bižuterija. Ja, buvo apsidžiaugęs, taip atrodė iš pradžių gal kaip auksas žibėjo, bet ne, čia gali būti sidabras, bet gali būti ir bižuterka. Toksai va žiedutis. Sakutė. Jo, čia bus bižuterija. Greičiausiai. Nu, o toksai žiedutis. Hihi. Gerai. Eisime toliau, ieškosime mažakas, niekad nežinai. Duobės visą laiką užkasam. Ką, saulutė išlindo. Atėjau į miškelį. Beidamas porą variokų radau. Ištraukiau. Gražus oras dabar pasidarė. Žiūrėkit, saulutė lenda. Yes. Galvojau, saulutė šiandien nepamatysiu. Neklydau. Ir kažkur čia signalas buvo. Va. Čia aukštas signaliukas. Iš tikrųjų, čia aplinkui esu radęs sidabriokų seniau. Visai mažai. Ir didelių, florinų. Kažkur čia. Kažkas čia buvo. Ir atrodo, šitas vietos visos išdaužytos, bet va signalų vis dar yra. Nu, ne moneta. Bet. Kas čia yra? Ne. O dar nežino. Kieno tai nuolaužė. Nu, bet čia monetų radau. Čia va iš tikrųjų varioką dar vieną ištraukiu dabar. Nu, gilus signalas. Gana gilus. Tikiuosi bus moneta. Gali būti ir kas tik tai nori. Čia daug labai priešlėktuvinių sviedinių fragmentų. Labai gražiau. Čia. Nepataikiu. Neta. Kasgi tu? Ei, sidabras. Sidabrėlis. 6 pensai bus. Jo. 1,9. 2,9. Sakyčiau. Jurgis 5. Na, vis dėlto čia dar galima rasti. Jurgio 5 aplikę. Nu tai, paplaunu, parodysiu iš šačiau, kaip atrodo. Nes tokių monetų pas mane kanalą turbūt matėte, ne 1,10. Nu va tokia monetėlė. Jup.
1929. Jurgis 5. Nu, šitą monetą 50% sidabro. Nes paskutiniai metai, kada buvo 925 praba, tai buvo 1919. Nu, čia jau 50% sidabrėlis, bet vis tiek malonu. Gabalėlį sidabrėlio visą laiką malonu rasti. O kas klausinėjat, kur kasinėjai, tai pagal radinius ir taip aišku, Anglija žmonės. Anglijai kasinėjame. Nes čia būna. Oi, kur tu čia randi? Kažkur prie Panevėžio, prie Šiaulių? Hebra, ne, Anglija kasinėjau. Gerai. Lėktuvai skraido kažkur tenais aukštai. O mes vaikštam toliau. Signalas vėl aukštas papuolė. Nesuprantu, kaip mes tiek praleidėme. Mes atrodo, čia su draugu daužėm tiek kartų. Ir aš sudėjau su pirmą ir su noksu. Lakščiau čia nais ir vat vis tiek. Signalų dar yra. Atrodo, jau nebūna signalų, po kiek laiko atgrįžti. Ir vėl signalų yra. Nu, kažkoks tai neaiškus daiktas. Tai žetonas kažkoks tai gal šuns. Matosi senas. Čarli. Jo, šun žetonas, bet senas čia matosi. Gerai. Pavalysime, įdėsim nuotrauką. Nu, dar vienas signalavičius. Čia kažkoks keistas. Turbūt nebus moneta, bet tikrint reikia. Sunku šaknis. O ką moneta? Ne, gilzė. Medžioklinė gilzė. Nu, tokių čia netrūksta dalykų. Na, toks signaliukas fainulis. Reiktų būtinai patikrint tokį. Šitam. Moneta. Ne moneta. Raktas. Pasirodė, kad moneta. Kažkas pametė raktą ir negali į namus eiti. Stovi dabar lauke, galvoja, kaip ką daryti. Čia gulėjo po padu šiukšlė. Čia signalas, galvoju, bus vėl tokia pati šiukšlė, bet reikia iškasti. Tiesiog malonu žinot, kad palieku parką švaresnį, pasavęs. Bet ne. Moneta. Nu, čia net dvi kartus lipusios. O žiūrėkit ir darbus. Tada nėra. Yra. Trečia. Buvo sulypusios. Atrodo viskas. Reikia pažiūrėti. Patikrinti. Yra. Taip, dedam. Čia va padėjom monetas. Pasakinysim, gal ir sidabriukų. Čia blemba viskas. Viskas skamba. Duok monetas. Duok monetas. Nu. Ne. Kur tu dar? Buvo dar. Čia. Čia giliau. Kažkur čia, ne? Dar vieną. Kur aš tas monetas čia padėjau? Kažkur čia. Nuvažiavo. Tai kažkas su šūniu vaikštą. Čia padėsiu nuvažiavo. Negi viskas lobis. Lobis. Kažkas dar guliai. Kur tu?
matau. Čia yra moneta. Čia taip kažkokia šiukšlė. O kur monetos? Dar monetos buvo. Čia signalas yra gilesnis. Gerai, čia va takelis va šalia eina. Tai nugulėjo tos monetos, šiukšlę ištraukiau. Iš karto atsirado kitas man signalas. Kiek čia tų monetų buvo? 1 pensas, 2 pensai, 3 pensai ir pusė penso. Čia bus su laivu. Tai bus karo metai arba pokaris. Jau matau 1,9, 4, 3. Čia su laivu. Jurgis 6 greičiausiai visas bus. Nors cirkuliacijai tuo metu dar vaikščiai ir Jurgis ir 5, ir Edvardas 7, ir Viktorija. Žodžiu. Jo, tokios monetos. Nu gerai, vis tiek fainai. 4 monetos sulipusios. Įmam ir einam toliau. Eilinė moneta. Variokas. Jurgio. Sidabro. Kol kas nematyti. Jurgis 5. Pusė penso. Puspensis. Daugiau sidabro norėtųsi. Nu, moneta liktai. Kažkas apvalaus. Čia yra. Bet dėja, kaip visą laiką. Variokas. Sakyčiau. Jo, variokas. Išmuštos vietos variokas. Kaip visą laiką. Bet jau čia tiek buvom daužėme. Tiek viską čia buvom radę. Kad atrodė jau tikrai, jau monetinių signalų nėra, bet va. Po šaknim. Bet vis dar vieną kitą pasitaiko monetėlę. Čia aš jau šiandieną prišaudžiau. Šiuolaikinių kažkaip tai nėra, tik 21 pensą radau. Čia kažkokia iš vis numirusis kažkoks neaiškus daiktas. Kas tai gali būti? Gal net romėnas gali būti iš tikrųjų. Nu, pavalysim, pasižiūrėsim. Nespekuliuosim po kol kas. Žiedas šitas buvo. Galvoju, wow, bet ne. Dėjom, bižuterė. Duobės kartais ir gilesnės reikia pakasti, bet vis tiek dar monetos lenda. Jau vargšė ant tiek apskretus, kad nelabai ir išeina nuvalyti, bet matau variokas išbriaunos bent jau monetos, tai tikrai galėtų būti sidabriokas, nu. Kiek čia jis mane gali kankinti šitas porkas. Ištraukė vieną sidabrioką ir viskas. Kažkadaise buvo laikai, kai ir auksas ir sidabras leisdavo. Dabar vat variokai vis dar. Nu, bet vat praeidavau šitose vietose, šitose kemsynuose. Sudėjau su pirmu, su ekvanoksu, atrodo viską išdaužai, tik tai šiukšlius, tokias didelis signalai, bet va, vis dėlto dar būna. Kągi, nepasiduodam. Nu, panašu dar monetėlė viena. Briauna, žiūrim, briauna. Ne lygi, reiškia nebus sidabras. Nežinau, nesuprasi, kas čia per monetėlė. Greičiausiai fartingas bus su paukščiuku, bet paukščiuko pakolkas šitoje pusėje nesimato. O čia liktai Jurgio 6 galva. Bet lyg. Nu jo, lygi briauna.
Bus fartingas. Mažiausio nominalo monetėlė. Įdėsiu nuotrauką parodyti, kaip atrodo. Nu, okei, vat. Dar ir tokias lieka. Yra dar monetėlių čia nais. Paukščiukai čiulba. Pavasaris. Gražiausias metų laikas. Ir gėlyčių mėlynų visokių. Žodžiu, viskas pasaka. Kažkadaise gal buvo ir iš brangesnių žiebtuvėlių. Bent jau ne tie vienkartiniai. Nu, toksai žiebtuvėlis buvo. Čia kažkokie tai ir užrašai yra. Čia palei kelią vaikščiau, signaliukas. Ištraukiu toks daikčiukas. Trinu. Ir niekaip nesuprantu, ar tik tai nebus čia tas iš muziejaus. Žinot, kaip būna mašinos, kur įdedi centą ar pensą, paskui ten svarą ar eurą ir suspaudžia ir padaro tokį suvenyrinį daikčiuką iš monetos. Man toks įtarimas, kad čia kažkas tokio. Nors gal per didelis. Nu, paimsiu, pavalysiu namie, pasižiūrėsiu, kas čia per daiktas. Gal klystu, čia dabar purvinas, niekaip negaliu išvalyti. Paimsim pasižiūrėti. Dar vis paukščiukai čiulba. Ir saulutė dar tenais kažkur pasislėpus už debesų. Banda lyg lysti. Žodžiu, viskas žalia, gražu. Fainai, pavasaris. Iš tikrųjų labai gražu. Labai patinka. Na ir ką, aš jau iki pat parko pabaigos atėjau. Čia nais vat keliukas eina. Ten dar medis, ant kurio visą laiką sėdėdavau, filmuodavau, nes tenais šalia keliuką dar auksinių žiedą suradęs. Na ir va, aš sudėliau visą savo šiandienos radybus. Radybų net nežinau kaip pasakyti. Buvo, nebuvo. Patys spręskit. Pusiausidabris. Ten žiedukas netikras. Šundžetonas senas. Šitas neįsiaiškino, bet ten lyg tai raidės kažkokie šviečiasi. Čia įdomus daiktas, pareiks pasižiūrėti. Na ir monetos. 4 pensai. Puspensų krūva. Na čia šiuolaikiniai šitie apačioje. Na, tokios radybės iš tikrųjų. Galėjo būti geriau, bet galėjo būti ir blogiau. Tai visai normaliai. Ačiū visiems, kad žiūrėjot. Tikiuosi kitą kartą susitiksim jau iš laukų. O šitas parkas tiesiog profilaktikai. Čia visai šalia namų pakasinėt. 5 minutės važiuoti su mašina. Visai šalia. Tai vat. Ką, gerai tada. Iki kito karto. Atėte.